Naujas projektas. Turėsiu šiek tiek sudėtingesnį variantą, nes tam projektui įgyveninti teko pasikliauti savo įgūdžiais ir dėti plyteles ant nelygaus pagrindo. Tai jeigu turi kažkokį nelygų pagrindą, tai gali būti ta informacija naudinga tau ir taip padės šiek tiek išvengti kai kurių klaidų. Kanalas tiek labai ilgai negali gyvuoti, peržiūrų iš to surinkamų pajamų neužtenka. Jeigu kas nors paremti kanalą, kad jisai gyvuotų, išsilaikytų ir gautųsi taip, kad sulauktų kiek įmanoma daugiau žmonių šitokios vertingos informacijos, tai būtinai padarykit, mano aprašyme bus visi kontaktai, jeigu kas susisiekit su manim, tai žiūrim vaizdo įrašą toliau. Tai kuo šitas projektas buvo sudėtingesnis, tai vienas variantas buvo, kad buvo įrengtas sluoksnis, bandoma išlyginti esamas faktinės grindis su išlyginamuoju mišiniu. Tai buvo du mišiniai naudoti. Tai vienas yra savaime išlyginamasis ir yra tokie mišiniai ne savaime išlyginamieji. Tai kuo jis skiriasi nuo šitų dviejų, tai gaunasi taip, kad vieni skirstosi savo eigą, praktiškai kiti turi pasitelkti jau savo rankų įgūdžius ir tada tą pagrindą išlyginti. Tai čia buvo įrengtas nesavaiminis išlyginamasis mišinys, o buvo sudėtas, kaip pasakius, išlyginamasis mišinys. Tai jisai padarė kalnus, duobes ir va tokie trūkumai atsirado defektai ant pagrindo, ką reikėjo greitai, kuo įmanoma greičiau užtaisyti, tai teko dėti pačias plyteles jau ant esamo pagrindo, kuo įmanoma greičiau, nes užsakymų įvykdyti buvo tam tikras terminas ir žmogus norėjo kuo įmanoma greičiau tai padaryti, nes savaime išlyginamasis mišinys džiūsta kažkur tais apie 1-2 dienas. Priklausomai nuo santykinės oro temperatūros ir nuo drėgmės. Tai jeigu kas tai turi tokių variantų, prašom, kai kurie patarimai gal net bus patys naudingi pačiam ir galim tada pradėti. Pasiemu aš pačias plyteles, kadangi tas mišinys jau buvo įrengtas, jisai, matot, jau tenais šiokių tokių nelygumų jau yra paliktų voliuko, gaunasi sluoksniai, pilasi vienas su kitu nesueina ir panašiai padaro kalnelius ir duobes. Čia, kadangi vaizdas gavos kaip ir neblogas, pabandžiau įsicentruoti visą tą garažą, nes čia kaip tik buvo garažo aplinka. Tai čia didelio sudėtingumo nereikia, nes kaip ir sako, mašina kaip ir nevažiuos, tik tai tiesiog susidėti tvarkingai daiktus. Tai gavos taip, kad susidėjau vienas plyteles, nes buvo dvi patalpos, vienas perėjimas iš vienos patalpos į kitą, tai kolidoriukas ir pats garažas, kadangi jeigu pradėjus centruojant abi patalpas, tai gaunas labai šuniukai prie vienos ar kitos sienos, o jeigu darai toks gal variantas, kaip parodysiu šiek tiek vėliau, tai bus optimaliausias. Ką aš dabar pasidarau, tai prie vienos sienos prisidėjau sveiką plytelę, tą sveiką plytelę per visą perimetrą užsidėjau ir tada tą patį kampą pabandau 90 laipsnių kampu užsimesti ir pasižiūrėti, kaip man siena nueina. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time. Kadangi po šiokio tokio laiko supratau, kad pačios sienos yra visiškai nestandartinės ir ne 90 kampo tenais nėra, net arti 90 net nėra tokio varianto, todėl teko pasimatuot, pasižiūrėti, susidėlioti pagal lazerius kelis, kiek įmanoma lygiau ir bandysiu aš tos pjūvius atlikinėti. Nes dabar, kaip ir matote, dedu aš kolidoriukę, kaip ir kolidoriukę susidedu viskas kaip ir neblogai, bet kitoj pusėje garažo gaunasi labai didelis šuniukas, toksai 3 cm, kaip ir juostelė, kai kur nelabai kokia gera. Ir jeigu, pavyzdžiui, nueina siena į vieną arba kitą pusę, automatiškai gaunasi tas šuniukas arba išnyksta, arba jisai didėja, arba mažėja. Tai šito geriausiai nedaryti, pasiskaičiau, kad nuo vienos, tarkim, sienos, jeigu dedant, tai gaunasi labai visai neblogai. Gavosi taip, kad užsidėjau lazerį prie sienos, pasimatuoju, kad vienoje pusėje plytelės man beveik sveika tenais gaunasi, kitoj pusėje jau šiek tiek daugiau, todėl teko visas pačias plyteles įsipjauti strižai. Dar tada tenka pasimatuoti, ar viskas man atitinka kitoj pusėje, nes nesinori, kad, tarkim, prie pačio garažo vartų darinėjimų būtų kažkoks šuniukas, tai čia bent jau didžiausia arba sunkiausia darbo dalis, kas bus ten eigoje. Tai gal tada nieko daugiau nepasakoju, aš tada prieinam prie pačio. Nustatymas buvo labai sudėtingas, jeigu teks dabar pasižiūrėti, aš užsidėjau vieną lazerį
prisidėjau prie sienos ir aš matau, kad tarpas lieka. Tai tarkim, nuo garažo varto, jeigu norint, kad jinai būtų kažkur sveika arba bent jau prisipjautų kažkas panašiai apie pusę, tai aš prisidėjau panašiai centravęs ten plytelę ir užsidėjau toj vietoj lazerį, kad jisai man būtų 90 laipsnių kampu su lygiagrečia siena. Ir ką aš pamačiau, tai gavos taip, kad jeigu atkreipsi dėmesį, tai matysis vienoje vietoje praeina, tarkim, ten 28, dabar net neatsimenu, koks tenais tikslus tas matmuo gavosi, bet kažkas panašiai ir visa ta siena, jinai į tolį, jinai didėja. Čia kaip ir buvo toks metodas naudotas, pirmą išpjaunu ir po to dedu, kad šiek tiek įmanoma palengvinti patį darbą arba bent jau tavo darbo procesą. Tai turim tokį variantą, pereinam gal tada prie pačio pjovimo, jeigu kažkas nesate matę tokių variantų, tai taip, užsidedu aš tarkim sveikas plytelės, arba bent jau toj vietoj, kur tos plytelės sveikos turėtų eiti, matmenį nuo sienų, nuo tų plytelių iki sienos užsidedu ant pačių plytelių, užsidedu visas plytelės vieną prisiglaudęs prie kitos, kuo įmanoma lygiau, prisimetu lazerį, kad man visa eilė lygiai greičiai eitų, pasižymiu aš kiekvieną plytelį iš jų, kaip jos dėsis prie sienos, tai čia labai esminis ir svarbus dalykas visam šitam reikalui gyveninti, tai užsidedu visas linijas ir kaip pasakius, jau manau supratot, kaip kas gaunasi, užsidedu plytelę ar pasižiūriu, ar tikrai viskas ten praeina ir tada laukia didžiausias, sunkiausias dalis išsipjaustyt. Praktikoje susidūręs, kad tikrai pjaustymas užima nemažai laiko, tai kuo įmanoma geriau ir greičiau pasiruoši, kuo įmanoma daugiau plytelių, tuo šitas darbas palengvėja. Tai šituo atveju tada aš kiekvieną tą plytelę išsipjaustau, aišku, tenais atraižų daug lieka, bet ką padarysi, viskas eina kampu. Ir ką mes tada turim, susipjaušius tas plyteles, aš galiu užsimaišyti klijų, arba bent jau klijų susimaišai ir tada palaukiu, kol jie uždžiūsta. Kadangi yra toks variantas, šitas garažas buvo labai nelygus, bent jau tos sienos visiškai neįmanoma jas daryti taip kokybiškai, tai gaunas taip, kad teko naudoti labai didelį sluoksnį klijų, dėti kai kuriuose vietose tepėsi ir ant plytelės, kai kuriuose vietose tepėsi ir ant plytelės ir ant pagrindo, kitur ant pagrindo ir panašiai, kai kur reikėjo atkelti ir taip toliau. Bet šito mes neaptarinėsim. Pasinaudoju, aš automatiškai turiu vienas šukas įsipjovęs, kiek įmanoma jas didesnės pasidaręs. Tai būtų senos, tarkim, dantytos mentelės, kurias aš paėmiau, įsipjovau su kampiniu šlifuokliu ir pasididinau jų dantukų gylį. Tai čia buvo kažkur tais apie 17 mm kažkas tokio gylis ir plotis ten apie 12. Nes automatiškai platesnių nepadarys, nes metalas labai plonas ir labai jau tau bus bėdų. Desnis sluoksnis klijų naudojimas. Tai stepu aš klijus, pasidedu pačias plyteles. Ir jau tada dėlioju, nes jos visos eina kampu. Sveika plytelė buvo naudojama prie vienos sienos, nes ta siena buvo kaip ir vidury visų dviejų patalpų ir jinai buvo kiek įmanoma pati lygiausia. Tai vienas dalykas, susidedu aš plytelę prisirėmęs, kad visa eilė man praeitų iki galo. Ten buvo praėjimas ir tada dedasi sveika, pjauta plytelė. Čia, aišku, gal daugiau nieko nepasakysi, nes kai kur tenka tokius dalykus padaryti, kad ne visur įsileidžia. Teko pasižiūrėti, kad ta plytelė man jinai kampe netelpa. Tai reikėjo ir taip biškiai strižai ją nupjaut. Kadangi plytelės yra, čia buvo kažkas tokio 30, ten, ne, 40 ant 40, kažkas tokio 39 ten su trupučiu. Tai gavos taip, kad jos nekalibruotos, tarpai nevienodi, ten gilesnis, kaip pasakė, siūlės gylyje. Ta plytelė šiek tiek įsiplečia, tai tarpas šiek tiek didesnis pasidaro viršuje. Bet šitoks esminis dalykas, didelės reikšmės tenais nesudaro. Tai pats pagrindas susikaišio su kiliukais, kitokiu atveju jau niekaip neįmanoma to pačio projekto įgyveninti, jeigu yra nelygios grindys, tai visą laiką rekomenduoju. Jeigu kas galit kreiptis į mane, aš galėsiu kiliukų jums tada suteikti arba su tam tikrą nuolaidą, nes pas mane kanale, kadangi žiūrit kanalą, galima tada šiek tiek paderinti šitas sistemėlės. Tai jeigu kas, rašykit privačią žinutę arba ten komentarą, tai visą laiką atsižvelgsiu. Jeigu kas Instagrame, Facebook'e galit parašyti. Tai galėsim tada suteikti lyginimo sistemas.
Čia, aišku, šiek tiek buvo naudojamos didelės lyginimo sistemos, nes pats užsakovas jau jas turėjo, tai panaudojau aš jau jas, po to teko naudoti savo. Kadangi čia daugiau nieko nepasakysiu, tai gal pereisim prie tolimesnio rezultato. Gavos taip, kad susidėjo visa plytelių eilė. Aišku, jinai dėjęs labai lėtai, nes buvo kai kuriuose vietose guziukai, iškilimai ir panašiai sienose, kur ne visą laiką pavyksta tas plytelės labai gerai sudėti. Bet esmė visai gera, praktiškai įsipjauni ir didi. Tas plyteles nieko tenais sudėtingo daugiau nėra. Daug lyginimo sistemų tenais dedasi, daug tos plytelės koreguojasi, nes kai kuriuo kalnai nebuvo įmanomai pereiti. Kaip tik, jeigu atkreipė dėmesį, tai prie mano kibiro toj vienoje vietoje buvo pertepta papildomas sluoksnis klijų arba su lyginimo olotu pratraukta, kad tas lygumas būtų kiek įmanoma didesnis. Aišku, ne visą laiką to pavyksta padaryti, bet manau, esmę pavyksta suprasti. Tai va, dėl pačio sluoksnio galit pasižiūrėti, kad kai kuriuose vietose, nežinau, jeigu matosi, tai čia kol kas aš pats nematau, bet pagrinde vis tiek tikrai nemažai buvo. Vienur prisiglaudžia prie pat visiškai nulis gaunasi, kitose vietose tikrai atsitraukia nemažai. Tai čia toks vienas demonstratinis klipukas. Sekančią dieną jau prasidėjo pats klijavimas. Aišku, jisai vangiai sekasi, nes pats sluoksnis tas išlyginamojo mišinio buvo netolygus, gavos taip, kad grindys yra nelygios, tai šiek tiek laiko daugiau pareikalauja pačiam, tepiesi klijus, pagrindė dėdėsi. Tos plytelės kaip ir visai neblogai ėjo palei sieną, bet po to atkreipiau dėmesį, kad šiek tiek jos nueina nuo tam tikro kampo, tai man šiek tiek nelabai gerai tas buvo, bet kadangi ruošiamės plintusus, tai jokio skirtumo kaip tenais nėra, tai tokius kažkokius smulkesnius arba ten didesnius šiek tiek defektus galima sutvarkyti jau prie vietos, tarkim, dedant pačius plintusus, tai nieko ten svarbaus nereikia. Tai va, tarkim, kad čia šitoje vietoje aš dedu 2 plytelės link savęs ir tada aš matau, kiek įmanoma, kaip tos plytelės eina. Ir galiu jas koreguoti, kiek įmanoma. Ir lengviau tada pačiam dėtis. Na, aišku, kiekvieną gali eilę dėtis, bet tada dažniau turi vaikšnėti pirmyn atgal. Tai kad šito išvengti, dedasi 2 arba 3 eilės. Labai daug eilių geriau neprisidėti, nes kuo įmanoma daugiau eilių, tuo daugiau kampas pabėga. Tai po to gali tekti nesugaudyti. Bet čia kaip ir viskas aiškiai, susiveržia lyginimo sistemos, susideda pačios plytelės. Tom garaže pačiam, matot, jeigu kas pamatysit, tai yra duobė. Bent jau jinai buvo užlyginta ir paliktas tarpas eiti į rūsio patalpas, kur tenais bus laikomi ten, kaip pavyzdys, daiktai. Tai va, tokius variantą reikės išpjauti. Čia dar vienas bonusas, kas žiūrės iki vaizdo galo įrašą. Papasakosiu, kaip tokį pjūvį atlikau kiek įmanoma tiksliau, nes ta anga nebuvo 90 irgi laipsnių kampu, nes tikrai niekur 90 laipsnių kampo net nepavyksta pagauti. Tai tokią patalpą, bent jau arba įėjimą, angą reikėjo išpjauti su lazerių pagalba. Kaip jau sakius, sunkiai, bet projektas eina. Ką aš tenais norėjau pasakyti, tai jeigu kas kiek įmanoma turit tokių variantų, tai galima įgyvendinti, bet geriau rekomenduočiau įsilyginti pagrindą, kad tas pagrindas būtų kiek įmanoma lygesnis. Po to dar vieną dieną jau teko pasinaudoti lazerį, užsidėjau lazerį kampu, kad tas kampas, kaip matot, tarkim, aš jau sudėjau plytelės iki pačios ertmės, kuri įsipjauna. Tenais labai daug nieko ten nepanaudoju ir vieną, tarkim, pusę to ploto aš pasidengiau. Tai man šiek tiek padėjo išsimatuoti. Ir va čia pavyzdys, koks buvo lyginamasis mišinys panaudotas. Tai čia bent jau ant mišiuko, kaip aš perskaitau, yra universalus grindų išlyginamasis mišinys. Tik tais ko trūksta, tenais neparašyta, kad tas grindų mišinys yra savaime išlyginamasis. Tai būtinai, jeigu kažkada naudosit, būtinai atkreipkite dėmesį, kad tai būtų savaime išlyginamasis, nes kitokiu atveju tai turėsi didelę bėdą. Jeigu turit mažiau patirties su pačiu lyginimu ploto, tai geriau tikrai pasikvieskit specialistus, kurie tikrai padarys tą mišinį arba išlyginamą į sluoksnį įrengs kiek įmanoma geriau. Jeigu turit savaime išlyginamai, tai gali pasidaryti jau kiekvienas iš jūsų. Tik tais tiek, kad irgi ten yra keli niuansai. Jeigu kažkam įdomu, galit kreiptis, galit skambinti, rašyti. Jeigu kas pakonsultuosi su išlyginamuoju mišiniu, tai bet kada galit kontaktuoti. Jeigu kas laukia skambučio, tai
nepamirškit, dėl viso ko galite pasiklausti. Geriau vieną kartą pasiklausti, negu po to gailėtis. Tai va, ir tada jau po to tą pačią, atrodo, liktais dieną, aš jau suklijavau jau visas plyteles iki kairės pusės, iki tos pačios angos, nes ką aš norėjau padaryti, kad iki pačios angos aš atėjęs sekančią dieną jau būtų man įmanoma suklijuoti jas visiškai iki pačio galo, nes kitaip aš nežinosiu, kaip kas įsipjausto, tiksliausiai geriausiai, kai daini kitos angos ir išpjauni, negu tenais šiek tiek vėliau, nes būna visko, ten kartais lazeris pameluoja, kartais netkreipi, nepamatai ko nors ir gaunasi, kad ta anga jau netaip jau išpjauta. Tai čia daugiau nieko nepasakysi, jeigu kas, va, tarkim, atkeli vieną plytelę, jinai, tarkim, nukrenta į apačią, atkeli, uždedi papildomą sluoksnį klijų ir gaunasi taip tęsi darbus toliau. Na, aišku, gal variantas nekoks, padarai šios tokius griovelius, jeigu matot, aš čia braukau patį pagrindą, jį šitaip pratepu, kad pati plytelė pasispaudus, tai kam tuos sluoksnius aš padarau, tuos įbraukimus tam, kad klijai turėtų po plytelę pasiskirsti kiek įmanoma geriau. Nes jeigu aš pripildysiu pilną plytelę, tai gausis taip, kad man viskas prisiūlės išeis ir panašiai. Nors ir taip šitojam projekte buvo daug tokių variantų, kurių įsitirliojo pati plytelė, jinai buvo grublėta, tai tas grublėtumas nelabai leidžia kaip ją nuplaut, tai šiek tiek kenčia vaizdas, aišku, po to jį tenais valai, tvarkai, tai, aišku, kad tokių valymų tvarkymų būtų kiek įmanoma daugiau arba mažiau, reikia tada sutvarkyti pagrindus, bet čia jau šitam variante nebuvo, nes nebuvo laiko, tai tiesiog paprašė, kad įmanoma ar galima tai padaryti, tai sakau, be abejo. Aišku, kadangi tos sienos jie labai įstrižai, tai aš tada kiekvieną tą plytelę matausi, arba bent jau, kaip matot, šitoje vietoje visas plytelės, kiekvieną arba iš jų pasiemu, pasimatuoju, išpjaunu, nes viena nuo kitos plytelės skiriasi beveik pusės centimetro arba centimetras, tai šiek tiek didelis tarpas kaip tokiom plytelėm, tai galėčiau ką pasakyti, kad geriau dėl viso ko pasimatuoti, jeigu nori kokybiškai vaizdą išgauti. Tai va toks dalykas, kiek įmanoma daugiau privesi, tai čia tavo meistriškumas bus ir panašiai. Taip, dabar turim, atrodo, trečią dieną, kažkas tokio, susidedu aš visas plyteles. Lazerį užsidedu prieš plytelių dėjimo, tai lazeris man identifikuoja tą angą, kuri bus uždengiama. Tai tarkim, va dabar įsidėjau lazerį, jisai man švietė palei kraštą, susidėjau tas plyteles, kad man ta linija būtų kiek įmanoma tikslesnė, užsibrėžiu pieštuku, viskas tenais gerai, jos uždėtos be klijų, tai tą patį vaizdą kartoju tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės, čia tai labai mato tik tais vieną pusę daugiau, kitą pusę irgi, tai praktiškai būda jau mano žino, tai praktiškai be 5 minučių esi pats meistras, bet aišku, irgi variantui ne visą laiką tas metodas galios. Tai va, tarkim, susidedu šias plytelės, pagal lazerį nusibraukiu ir aš jau turiu liniją. Tai man praktiškai visos plytelės sumatuotos, galiu tik tais eiti ir pjaustyti. Ir dar aišku, kaip apeini aplinkui visą angą, reikia pasimatuoti plotį plytelių, nes būna, kad jeigu pabėga kampas, tu tuo kampu uždėsi, ta plytelė po to kai klijuosis, jinai pasidarys taip, kaip turi būti ir gausis, kad tu jau blogai išmatavai. Tai toks variantas, bet čia neįsigaskit, viskas su liniuotės pagalba pasimatuojama ir galima išgauti geresnį vaizdą. Tai pasimatuoju ir man tas kampas nepabėga, čia pasižiūrėjau, kad viskas kaip ir atrodo gerai. Aš tas plytelės pamatavęs perbraukiu visą angą turiu ir lieka man tik tai spjovimas. Kadangi pjovimą aš pats nefilmavau, viską padariau, atrodo, per tą pačią dieną, liko tik tais pati viena plytelė, kuri prisispaustų prie garažo vartų, tai viskas vaizdas, anga atitiko, kampo tenais nebuvo stataus, tai tikrai, galite nekreipdėmėsi, bet principas susidėjo, atrodo gražiai, vaizdas tą pačią dieną kaip suklijavau, gavos taip, kad vienur dėjau tikrai labai daug klijų, o kitur beveik jų nedėjau, kaip pasakys, labai mažai. Tai jeigu kas, tai neįsigaskit, galimas toks variantas, būna šiek tiek didelis sluoksnis klijų, visą laiką aš jeigu kas pasakau, kad tai yra tendencija susėsti ir panašiai. Dabar taip, kaip dabar įsprendžiau patį suvedimą su kolidoriuku. Garažas sudėtas su sveika plytelė iki sienos.
Gavosi taip, kad mes kolidoriai darysim iš centro, tai per centrą plytelė eis ir iš šonų prisipjaus visos plytelės. Tai gavosi taip, kad tas tarpas, tas sienos storis, kuris yra tarp šitų dviejų patalpų, užsidės papildomą dar vieną eilę plytelį. Jos, aišku, atskirs, šiek tiek padės atskirtas plytelės. Gausis čia viskas gerai, tada tokiu metodu aš galėsiu išdėlioti tas plytelės taip, kaip įmanoma gražiau, kad kolidoriukas centruoja kolidoriuką, o, tarkim, garažas garažė. Ir viskas tenais labai gražiai ir gerai. Čia, aišku, pasidedu plytelę per vidurį, pasižiūrau, kiek man lieka iš šonų pačios plytelės pripjaudinėti. Kadangi po to viską aš matau, man kas svarbiausia, tai buvo panaudoti pačią liniją, kad per garažą eitų ir susivestų į vieną tašką. Na, aišku, idealiai visiškai nepataikysi, bet kiek įmanoma turi atkreipdėmėsi. Jeigu padarai, tai čia labai gerai, jeigu ne, tai nieko ten labai baisaus nėra. Visą laiką reikia, tada galima pripjauti tas plytelės taip, kad ta linija sueidinėtų. Tai va, susidedu lazerį. Ir aš jau žinau viską, kaip kas dėsis, kadangi tą patį metodą aš taikiau garažo patalpose, tą patį metodą šitam kolidoriui. Užsidėjau lazerį, pasižiūrėsiu, pasimatuoju kiek vienam gale, kiek kitam gale ir kiek įmanoma aš daugiau plytelių bandysiu pasiruošti, kad man nereikėtų daugiau nieko daryti, tarkim, ne kiekvieną pjaudinę. Tai šitas dalykas akivaizdus. Aišku, dar dėl pačio nelygumo užsidėjau, kaip tik epizodas, kada aš pamačiau patį nelygumą, jungiau šviesą, aišku, jisai nebuvo ten idealiai visiškai toks akivaizdus, bet manau, vaizdą suprantat ir įsivaizduojat, kas tenais gali būti. Jeigu tokios grindys taip atrodo, tai, koks šansas, kad visa kita atrodys dar net ir baisiau. Čia toks gražesnis vaizdas, mažesni nelygumai, bet principas jo buvo labai didelis. Čia jeigu matot, tai tokie nelygumai, vienur daugiau sluoksnis, kitur užsipylė, tarkim, ypač ant kraštų, kur daugiau užsipylė, tai ten kalnai, teko ir kai kur pasidaužyti ir pasilyginti ir taip toliau. Tai, aišku, košmaras toksai, bet savotiškai viskas į gyvenimą. Jeigu nori, tikrai viską gali padaryti, tai reikia tik tais daugiau laiko ir panašiai. Tai, toliau užsidėjau aš plytelės ant garažo grindų, susidėjęs visą juostą, užsibrėžiau liniją tą pačią, taip pat su lazeriu užsimatavau, pasižymėjau ir visas tas pačias plytelės, kiek įmanoma, susipjoviau vienu pjaustymu, kad užsidėjęs, tarkim, aš jau klijų sluoksnį iš karto man beliktų tik įsidėti tas pačias plyteles ir nieko ten daugiau neliktų. Tai paimu lazeris, visą lazerio liniją, aš matau, kiek ten kas ir kaip, ir tada visas plytelės susidedu. Na, aišku, nekreipiu dėmesį, kad kai kuriuose vietose tikrai gavosi tarpas didesnis, bet su plintusais viskas susidengia, tai nežinau, aš neturiu prasmės tenais labai gilintis, kiek ir kas ir kaip tenais turi privedinėti, jeigu nori visiškai iki pat krašto, tai šito geriau net nekreip dėmesį. Ten tegul jau lieka plyšys, bet svarbu, kad jisai lieka, neprispaustų visiškai prie pagrindą. Ir tada jau nuo pačio galo aš pradėjau klijuoti, nes buvo sudėtingesnis variantas. Susidėjau vieną eilę, tarkim, nuo tos vietos, kur man turėtų susijungti. Ir kaip matot, nuo pačio galo aš pareinus jau su abiem eilėm plytelių. Tai teko vieną eilę, aš simatavau, susidėjau per vieną pjaustymą, kitus jau plytelės reikėjo pjaustyti atskirai. Taip šiek tiek laiko be abejo, daugiau aš sugaišau, bet vaizdas, manau, tikrai vertas dėmesio, atsitepu klijų, susidedu aš tas pačias plyteles, lyginimo sistemas būtinai nepamirštų kai kur prasivalyti klijų, nes ką gali padaryti blogiausia, tai įdėti lyginimo sistemas, jeigu nepravalai tose vietose klijų ir ten klijai tie jau ištryškia, nes skystesnis sluoksnis klijų paspaudė, jisai ištrykšta šiek tiek į viršų ir jeigu dabar klijuoja kitą plytelę, tai gaunas taip, kad per siūlę išeina ir tada jau turėsi didelę bėdą, nes ten reikės jau papildomai valymo. Tai toks egzempliorius, nusibraukiu plyteles, kad tose vietose, kur lyginimo sistemas dėsis, tenais tų klijų būtų kiek įmanoma mažiau, nes sekančią plytelę dėdamas tą sluoksnį užlyginsiu, tenais susispaus. Taip, susideda sluoksnis. Ir po to ta pati plytelė, galima tenais vieną plytelę palikitą, ten žymėtis vieną kraštinę ir kitą, tik tais tiek, kad vaizdas yra reversinis. Tai ką reiškia, tai veidrodinis. Gaunas taip, kad jeigu tu pridėsi tą plytelę taip, kaip tu nori, pažymėsi, gausis taip, kad tau atvirkščiai gausis. Tai viską reikia žiūrėti atvirkščiai.
Jeigu nori vieną kraštą dėti į priekį, kitą į galą, tai reikia tau apversti plytelę, kad būtų atvirkščiai. Tai va, nu, bet čia jau nieko nepasakys, kas aišku, jeigu dedat plyteles, tai jau visą šitą dalyką žinot. Ir tada užsidedi ant staklių, kadangi staklės pjauna 90 kampą, na, aišku, gali tenais pasikoreguoti liniuotę, bet šito atveju tai niekaip neišeina, tenka bandyti abu taškus kažkaip kaip įmanoma suvedinėti ir kiek įmanoma tas plytelės išpjauti to lygiau. Taip, tai yra didelis košmaras, susideda pačias plytelės, susitraukia lyginimo sistemas, čia nieko kaip ir pasakius naujo, jeigu kas, va, turim vaizdą, kaip pats tas kolidoriukas jau atrodo, viskas tenai susidėjo labai ganėtinai gerai. Aš net pats buvau nustebęs, kad iš tikrųjų tikrai gražiai. Aišku, tik nefilmavau pačių plintusų, kaip aš dėjau, bet manau, tenais labai didelio skirtumo nesudaro. Ir va, kaip tik va, matot, tarpas sienos stori, uždėtas plytelių, gavas taip, kad atskiria mum kolidoriaus kontūrą, atskiria garažų kontūrą ir viskas tenais labai gerai gavas. Bent jau mano atvaizdu, tai mano akimis žiūrint, tai čia yra, kaip ir pasakius, nepriekaištingai padaryta. Aišku, turėjom patalpų aukščiai, buvo irgi nevienodi, tai tas toksai slenkstukas pagelbėjo šiek tiek įspręsti va šitą bėdą. Pačią glaistymą nefilmavau ir pačių plintusų tikrai jau ne, bet aš manau, jūs idėją patys supratot. Ir jeigu kas, paspauskit patinka, prenumeruokit kanalą, sulauksit daugiau tokio tam tikros informacijos. Jeigu kažką sužinojat naują, parašykit komentarę, sužinojai, sakyk, gerai, šito nežinau. Tai va, toks variantas, šito epizodų tiek. Aišku, sudėtingesnis variantas, o toksai ganėtinai buvo kaip ir akivaizdus.